Sveiki visi. Grėžiam grėžinuką, kol kas 4,5 metrai, labai daug akmenų. Štai va toks va nukastas, nustumdytas gruntas, akmenys, molis, žiauriai daug akmenų. Nužiūrėsim, kaip čia seksis mums. Sveiki visi, eilinis grėžinukas, šalia Panevėžio Startų sodai. Išgręžta 6 metrai, kad jūs įsivaizduotumėt, štai toks va gruntas, čia biški statybos vyksta. Čianais ne mes tai padarėm, mūsų yra šita duobutė ir šita duobutė ir čia va išgręžta. Tai mūsų va šičia va buvo sukrauta žemės, ir čia statybos biški. Taip, grėžinukas gavosi įsigręžti per tos akmenis 6 metrus, nes toliau molis sudžiūvęs kietas ir akmenys krenta ir stringa, toliau eina hidroforinis siurblys ir štai tai bėga vanduo. Jau bėga apie valandą, matavom virš 2 kubų per valandą. Tai dabar kas belieka? Belieka jį gerai propompuot, reiktų mažiausiai kokį 30 kubų išpompuot, kad jisai pats grėžinys įsivalytų, kad nepalikti, kad jisai neapdžiūto apačioj gruntas tas molis, nes kai mes va grėžiam, buza tokia būna ir reikia, kad jisai įsivalytų. Tai čia 1 dieną, 2 dienas, 3 dienas papompuoti reikėtų, kad įsivalytų gruntas ir viskas. Ir vanduo jisai nesibaigia. Tai va jau valandą, jau turbūt virš valandą, jau mes staklės įsiardėm, susikrovėm. Staklės išardytos, sukrautos. Čia sakau, toks gruntas labai sudėtingas čionais. Pas vieną gaunas, už tvoros gali nesigauti, net įsigręžti. Čia kaip laimės dalykas, kaip pasiseks. Nu bet čia gavos, viskas gerai, vanduo bėga, užsakovas džiaugsis. Šlanga 32 mm, tai sakau, čia bėga 2 kubai virš. Labai džiaugsis klientas.